Sveiki, čia ir vėl Vytautas ir šiandien pabandysiu atsakyti į klausimą, kokia turi būti kompiuterio temperatūra. Taigi, vienoje iš praeitų pamokų mes bandėme išmatuoti, patikrinti, kokia yra kompiuterio temperatūra, bet kai jau žinote, kokia jinai yra, kas iš to? Ar čia jinai yra žema, ar aukšta, ar kokia jinai iš viso turėtų būti. Taigi, klausimas, kokia turėtų būti kompiuterio temperatūra, yra gana keblus, nes apibriešto atsakymo kaip ir nėra. Iš pradžių pabandykime atsakyti, ką daro aukšta temperatūra. Taigi jinai gali didinti varžą, greitina kompiuterio dėvėjimąsi, gali netgi ištirpti lydmetalį, jeigu komponentai įkaista iki tam tikros temperatūros, arba netgi gali sukelti gaisrą. Kodėl temperatūra gali būti aukšta? Tai priklauso nuo sistemos ir daug visokių kitokių veiksnių, bet pagrindiniai būna tiesiog karštas aplinkos oras, vasara plus 30, aišku, kad oras pučiamas į sistemą yra karštas ir aušinimas neveikia taip, kaip turėtų, taip pat gali sugesti ventiliatorius, gali užsikimšti vėdinimo angos arba tiesiog blogai pritvirtintas procesoriaus aušintuvas, taip pat gali būti termopasta negerai uždėta ir panašiai. Taip, tai kokia ta temperatūra turėtų būti? Konkretaus atsakymo nėra, bet reikėtų pasižiūrėti maksimalę ir optimalią temperatūras komponentų gamintojų specifikacijose. Dažniausiai ten bus nurodyta tik tai maksimali temperatūra arba aukščiausia rekomenduojama ir keletas iš tų rekomenduojamų maksimalių temperatūrų yra, tarkime, grafikos korta Radeon 95 laipsniai, tikrai labai aukšta temperatūra, Nvidios grafikos korta apie 80 laipsnių, Intel procesoriams, kiek mačiau, 65-72 laipsniai maksimali saugi temperatūra, bet jinai gali būti ir netoli 100 ir procesorius vis dar funkcionuos. Aišku, jisai neveiks taip, kaip turėtų, bet nieko blogo neturėtų atsitikti. Kietųjų diskų temperatūros yra kiek mažesnės ir, pavyzdžiui, Western Digital rekomenduojamos temperatūros yra iki 70 laipsnių Celsijaus. Taigi ne visi kompiuterio komponentai turi rekomenduojamas temperatūras, bet, tarkime, procesorius, grafikos korta ir kietieji diskai turės savo maksimalias leistinas temperatūras jų aprašymuose, manualuose ir reikėtų ten pasižiūrėti, kokios jos yra ir tada palyginti, kokios tos temperatūros yra jūsų kompiuteryje ir kokios yra rekomenduojamos. Taigi, jeigu mano grafikos kortos temperatūra būtų apie 90 laipsnių, aš tikrai sunerimčiau. Bet dažniausia pas mane labai panaši grafikos korta ir jinai laikosi apie, kai grafikos korta yra apkrauta, 70-75 laipsniai, tad tai yra labai normali temperatūra. Procesorius irgi pakyla apie 50 laipsnių, man regis, o rekomenduojama yra apie 70, taigi labai normali temperatūra, kietųjų diskų temperatūros, man atrodo, iš viso mažos. Žemesnė temperatūra yra geriau, bet jeigu bus sistemos temperatūra labai žema, žemesnė negu aplinkos, tada galite turėti problemų su kondensacija. Na ir dar vienas pavyzdėlis, Intel i5 procesorius, tokį kokį aš turiu, temperatūros yra tokios, maksimali, kada jau procesorius išsijungs 105 ir šios 77-72 yra rekomenduojamos temperatūros maksimalios. Taip pat galite pasižiūrėti apie temperatūras įvairiuose svetainėse, tiesiog pasigūglinkite savo grafikos kortos ar procesoriaus modelį ir temperatūrą ir tada rasite įvairių blogų. Ir žmonės tikrai daro įvairius testus ir juose bus pateikta informacija. Tarkime, kokią grafikos kortos temperatūrą atidarius dėžę, uždarius dėžę ir panašiai. Ir tada galėsite palyginti, kokia yra jūsų temperatūra, tos pačios kortos ir kokią čia matome. Taigi 46 laipsniai, kai nieks nevyksta ir po to matome, kai yra apkraunama grafikos korta, jinai šokteli iki 74 laipsnių. Taip pat įvairūs forumo postai yra gan naudingi ir mano minėta dokumentacija prietaisų. Taigi čia aš turiu kietojo disko Western Digital rekomendacijas ir nuo 0 iki 70. Ir taip pat kiti blogai ir postai. Matome, čia yra daug ir įvairių grafikos kortų palyginta. Ir mano minėtas Radeonas pakyla iki 94 laipsnių. Tokios temperatūros galima tikėtis ir jinai nėra tikrai tragiška. Ir žinoma, Intelis
daug įvairios dokumentacijos, čia vienas iš procesorių, T-Case temperatūra 71,45. Tiek apie kompiuterio temperatūrą. Tiesiog pasitikrinkite, kokie yra rekomenduojami gamintojo. Ir jeigu jinai nėra aukštesnė, arba labai panaši, plus minus keli laipsniai, panikuoti nereikėtų ir jūsų sistema turėtų veikti gan normaliai. Su jumis buvo Vytautas, ačiū, kad žiūrėjot, iki.